Labas visiems. Šį kartą keturračių mėgėjai turiu šiandien tokį darbelį. Tai yra CF850 trečios generacijos keturračio kompiuteris. Tai iki 23 metų ėjo MT05 kompai, tokie mažiukai senesnio tipo. Pas 800 modelius turiu omeny. O naują modelį jau įdėjo tokį kompą. Tai tas kompas, čia matom 22 metų. Tai nereikia kaip dėmesio šitą datą. Nulupus ten iš viso kiti kodai yra. Tai kokia esmė tokia kompa eina ir į kitus keturračius, į segvėjus irgi. Ir, žodžiu, EN kitų kinietiškų ir nebūtinai kinietiškų modsų modelius. Tai va, koks reikalas su juo? Ribotuvą nuimtų paprasčiausiai. Tai standartinis ribotuvas yra 60 km/h. Kas perka naujus, tai žino, ten registruojasi jie kaip traktoriai, žodžiu. Tai va, traktorių greitis 60, tai šitie yra apriboti. Tai pas juos yra daugiau opcijų, daugiau variacijų. Ne taip, kad nuimi vieną greitį ir jis nusiema, kaip pasakyti, pilnai. Yra opcija šitam padaryti 4 varomiems, 2 varomiems, tiek greičio ribotuvus, tiek apsukų ribotuvus atskirai. Gali konfigūruoti kaip nori, žodžiu, opcijas. Tai, žodžiu, Euro 5 ten tie visi, ypač šitas pasižiūrėjau, tai yra tikrai apribotas tiek galingumas, tiek sukimo momentas, tiek apsukos, tiek greitis, tiek kūras. Kūras pas šitą valdymo bloką, tikrai yra labai liesas. Tai kas mėgsta drožti, skandinti, tai tikrai nerekomenduoju standartiniam variante. Kadangi galima ten, žodžiu, ir pradeginti ne tą, ką reikia. Tai va, kas turi naujų keturračių kažkokių, nori nusimti ribotuvus, arba nori pasididinti galingumą, pasireguliuoti kūrą. Stage 1, Stage 2, Stage 3, visi variantai galimi. Tai atsiunčiat kompiuterį man ir aš jums pašamaninu, žodžiu, ten ką reikia, dedat ir važiuojat. Tai programavimo darbams garantija visą laiką yra. Jeigu kažkada kažkoks niuansas išlenda, ar reikia kažką pakoreguoti, visada galima pakoreguoti. Čia nėra taip, kad kaip daugumoj variantų būna, yra originali programa ir ant jos viršaus užrašo kažką, ten, nežinau, nupirkto iš interneto ar panašiai. Ir atsitikus kažkokiai bėdai, tarkim, viskas. Atstatyti nebėra galimybės, originalios programos nebėra, ir prasideda ten, žodžiu, tai vat. Tada kenčia tik tai piniginė. Viską yra pigiausia daryti iš karto ir nuo nulio, jeigu jis ima tik tai ribotuvą ir sakot, man nereikia čipo, man viskas ok, bet po kurio laiko, man visgi reikia. Tai jums tie pinigai, jie dubliuosis, turėkit omeny, kai viską programuojat vienu metu, tiek ribotuvus, tiek stage'ą kažkurį, visada būna finansiniam variante pigiau, viską daryti vienu kartu. Tai kaip minimum stage 1 rekomenduoju pasidaryti, nebūtinai ten dėl galios kažkokios, jeigu jam nieko netrūksta, bet nuimti bent jau tuos visus euro reikalavimų, apribojimus ir panašiai, kad turėt, bent jau tą potencialą, kurį gamintojas tikrai galėtų jums duoti, jeigu nebūtų euro mamos, žodžiu, kuri reguliuoja, kaip ten kas turi būti padaryta. Tai vat, tiek žinių.